tas malda. Dėkojam Dieve tau už šitą rytą, dėkojam už susirinkimą. Viešpatie meldžiam tavo palaimos mums čia susirinkus. Viešpatie kalbėk mums per šitą laiką, kai atidedami jį tau, ateiname į bažnyčią sekmadieniais. Viešpatie, tai tavo įsteigta bažnyčia ir palaimink Viešpatie mus čia susirinkančius, sustiprink tarnautojus, padėk jiems, vaikų pamokėliai Viešpatie padėk. Ir ačiū tau Dieve, kad yra žmonių, kurie ieško tavęs, ateina klausytis tavo žodžio. Dėkojam tau už malonę, kad davėjai mums savo žodį, palikai šventąją dvasią. Ačiū tau už bažnyčią, už susirinkimą, palaimink mus čia. Ir kitas bendruomenės Lietuvoje, palaimink šitą laiką, kai jie renkasi. Aukštinam, geriam tavo vardą, giesmėse būk išaukštintas per Jėzų Kristų. Amen. Pagėdokime Dievui. Kviečiu atsiversti giesmių laikus ir bus 53 giesmė. Štai pažvelgia prie upelio. Noriu pakviesti Ireną paskaityti psalmę. Šiandien mažiau giesmių giedosime, nes vietoj pamokslo bus metų apžvalga ir Viešpaties atminimo vakarienę švęsime, tai dėl laiko taupimo giesmių mažiau. 141 Dovydo psalmė. Viešpatie, tave šaukiuos, skubėk pas mane. Išklausyk mano balsą, kai tave šaukiuos. Malda manoji kaip smilkalai į tave tekyla,
o pakeltos rankos tegu būna kaip vakaro auka. Viešpatie, prie mano burnos pastatyk sargybą, saugok mano lūpų duris. Neleisk mano širdžiai nukrypti į piktą ir nedorėlių darbus pamilti. Te nevalgysiu aš jų skanėstų. Tegul mane plaka teisusis, tai bus malonė. Tegu bara jis, nes tai kaip brangus aliejus mano galvai. Bet aš meldžiuosi prieš nedorėlių darbus. Jų teisėjai priblaukšti tarp akmenų, jie girdi mano žodžius, kad jie švelnūs. Kaip artojo išrausta ir išarta žemė, tai prie pragaro nasrų bus išbarstyti jų kaulai. Viešpatie Dieve, į tave žvelgia mano akys, tavimi aš pasitikiu, neleisk mano sielai pražūti. Saugok mane nuo man pastatytų žabangų, nuo nedorėlių kilpos. Į savo kilpas nedorėliai patys te pakliūva, o aš laimingai praeisiu. Viešpatie Dieve, dėkoju tau už šiuos žodžius, viešpatie, už visą šventąjį raštą, kurį parašė tavo šventosios dvasios įkvėpti žmonės. Viešpatie, duok mums išminties klausyti tavo žodžio, viešpatie, semtis išminties iš jo ir jį vykdyti. Tikrai, viešpatie, pastatyk prie mūsų lūpų sargybą, kad mes tikrai būtume nuolankesni, nesakytume niekam pikto žodžio, būtume nuolankus tavo tarnai, viešpatie. Tikrai ir neitume nedorėlių takais, bet eitume tiesos taku, tuo taku, kurį viešpatie tu mums rodai. Ačiū tau, viešpatie, kad tu mus myli ir mus mokai kiekvieną dieną, jeigu mes žvelgiame į tave. Ir duok, viešpatie, mums visada išminties ir noro žvelgti visada į Jėzų Kristų. Ir per Jėzų Kristų, tavo sūnų, mes meldžiame ir dėkojame. Amen. Sakėsi, mūsų giesmių, bet čia galima sakyti, čia bus 49 jau, bet tai taip gavosi. Atsvara gausis. 49, kai aš stebiu pasaulį Dieve didis. Žodžiu galingu kūrė
Prašau, prieš kalbėdamas pasimelsiu, dėkoju Dieve tau už visus metus viešpatie ir renkamės pirmą šitų metų sekmadienį tave pagarbinti. Ir viešpatie, matome, kiek tu nuveikiai per metus mumyse ir per mus. Dėkojame tau, meldžiu dabar palaimink klausytis, padėk man viešpatie kalbėti. Tai būna tau gyrius, garbė ir šlovė per Jėzų Kristų. Amen. Amen. Tai jau kelinti metai mes peržvelgėme pirmą mėnesio sekmadienį. Metų apžvalgą tokią padarome iš eilės ir kam jinai reikalinga, kad kada gyvename per tuos metus, mes nematome to bendro paveikslo. O kada peržvelgė visus metus, ir tada bažnyčios kryptis ir tikslai labiau atsiskleidžia ir tada gali matyti, ar gera linkme eini, ar bloga. Šiandienos ryte toksai skaitinys buvo Bruno Ferreros knygos apie du akmenėlius. Ir ten taip sutapo tiesiog tas skaitinys apie du akmenėlius, jie labai tokie žydri, gražūs akmenėliai, tikėjosi bus labai ypatingi. Kažkur tai karaliaus karūnoje, ar tai kas karalienė ant žydo, juos ištraukė iš akmens ir įcementavo į sieną. Jie ten nepatenkinti, mes tokie gražūs tie akmenėliai ir jie ten murmėjo ir galiausiai jie ten išsprūdo iš to cemento, iš tos sienos ir nukrito ant žemės ir tada pamatė, kad pasirodo buvo mozaikoje ant bažnyčios sienos ir mozaikos atvaizdas buvo Jėzus ir jie buvo akys. Jie labai svarbų vaidmenį užėmė toj. Tai piktinosi, kad va čia negerai, o jie užėmė didelę svarbią mozaikoje dalį. Tai va tos apžvalgos jos yra naudingos ir pažiūrėkime tada. Pradžioj dar, prieš pradėdamas kalbėti, noriu pasakyti, kad neįmanoma visko apkalbėti, kiek mes meldėmės, kiek mes matėme Dievo veikimo, tai atsiprašau, jeigu ko ir nepaminėsiu, gal jūs patys prisiminsit, tai tada galim prie stalo tą dar aptarti, kas įvyko. Tiesiog visų sekmadienių maldų ir padėkojimų neįmanoma paminėti čia per 45 minutės, tikiuosi sutilpti. Ir tiesiog peržvelgiu tuos įvykius, kurie įstrigo, kur mačiau, kad Dievas veikia ir tas apžvalgos parinkimas, tai čia daugiau iš mano pusės. Kiti gal kitaip parinktų, jie darbavosi gal kitame lauke, kitur, su kitais gal žmonėm labiau bendravo ir gal jie labiau iš savo pusės matytų. Aš stengiuosi kiek įmanoma apriepti, kiek mačiau maldų sąsiuvinyje, kurį mes vedame, maldų ir dėkojimų sąsiuvinyje. Tai va nuo sausio mėnesio 25 metų, tai va prieš metus, pradedu nuo sausio 5 dienos, tai buvo padėka už Biblijos institutą ir su maldomis visus metus lydėjo už Biblijos institutą maldos ir dėkojimai. Čia Kristus misijos bažnyčios tiesiog patalpos nuotrauką paėmiau. Daug buvo dėkojimų ir maldų. Maldos prasidėdavo tada, kada sesija prasidėdavo ir šiandien mes vėl ko gero melsimės už tą sesiją artėjančią, už saugų kelią, už dėstytojus, už klausytojus ir padėkos buvo, kaip ta sesija tęsdavosi ir padėkos ir maldos tiesiog vis kartodavosi. Ir turime vaisių šitais metais, sesija mūsų Irena pabaigė institutą, tai dėkojam Dievui už tai ir buvo padėkos
gegužės 11 dieną padėka Dievui, kad Irena baigė Biblijos institutą, bet diplomų įteikimas buvo rugsėjo 7 dieną. Tas institutas veikia pagal Švento rašto principą 2 laiškas Timotiejui, 2 skyrius, 2 eilutė. Ir ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Kad išmokyti naują tikinčiųjų kartą, sekti Dievą ir jie irgi perduoda kitiems. Ir jau tas institutas veikia virš 30 metų, šventė jubiliejų čia ne per seniausiai. Ir jau ta karta net jau ir pasikeitusi. Ir aš pats jame dalyvavau, irgi ėjau jį ir pats irgi prisidedu prie mokytojavimo šiuo metu. Taigi jis atlieka svarbų vaidmenį, Biblijos institutas. Toliau, sausio 5 dieną buvo padėka už Gintaro patarnavimą. Evelina dėkoja už Gintaro pamokslą, jisai pamokslavo, ir padėka už tikinčiųjų mokymus sekė per metus, vis pamokėlės vyko penktadieniais, šeštadieniais. Žinau, kad ir vakar buvo susirinkę su Evelina ir Kreigu pas juos namuose, tikriausiai rinkotės ir vyksta pamokėlės, Gintaras jas veda, tai daug vyko per metus padėkų už tas pamokėlės, ir Danutį pravedėte prieš krikštą pamokėlės, daug buvo padėkų Viešpačiui už tą mokytojavimą, už pagalbą, už Dievo žodžio skelbimą, už pamokslavimą. Vasario 9 diena Danutė dėkoja už Rasą ir Gintarą. Tokia eilutė noriu paskaityti. Filemonui 1 skyrius, 2 eilutė. Mylimai seseriai Afijai, mūsų bendražygiui Archipui ir tavo namuose esančiai bažnyčiai. Dar Kolosiečiams 4:15 sakoma, pasveikinkite brolius Laudikėjoje ir Nimfą bei bažnyčią, kuri jo namuose. Kad ankstyvosios bažnyčios rinkdavosi tai vienur, tai kitur namuose pas tikinčiuosius susirinkdavo, ir jie tiesiog irgi, kad dėl jaukumo, aš sakau, galit ir čia atvažiuoti rinktis, ir sako, patogiau namuose, ten ir saviindai jau po ranka, ir maistas, jeigu reikėtų, ir viskas pažįstama ir jaukiau yra, tai namuose renkasi. Toliau, per metus mes turėjome daug, iš tikro su manimi 10 Dievo žodžio skelbėjų šitoje bažnyčioje, buvo atvykę 10 skirtingų asmenų, kurie pamokslavo. Tai Gintaras pamokslavo tarnaudamas Dievo žodžiu 4 kartus per metus. Ir panašiai kaip Paulius ir Barnabas apaštalų darbuose 14:21-22 sakoma, šitame mieste jie skelbė Evangeliją ir išmokė daugelį. Paskui grįžo atgal į Listrą, Ikonijų ir į Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių sielas, ragino juos pasilikti tikėjime ir sakė, per daugelį išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Ir panašiai tie žmonės, kurie atvažiuodavo į bažnyčią, jie stiprindavo mūsų tikėjimą ir mus paragindavo pasilikti tikėjime. Tai Gintaras 4 kartus, Kastytis Mickus buvo 3 kartus, Artūras Narbutas 4 kartus per metus pamokslavo, 1 kartą Algirdas Eurasevičius buvo misionierius iš Varėnos, Pranas Bielevičius iš Marijampolės pastorius, buvo Paul Greenless iš Jungtinės karalystės, po vyrų konferencijos, jeigu atsimenate, buvo Tomas Bartkus, berods Vilniuje jie dabar gyvena su žmona, kalėjimo kapelionas yra, Eduardas Gos buvo 1 kartą ir Chase'as Smith buvo čia ne per seniausiai iš Panevėžio. Jei gerai atsimenu, atrodo, iš Panevėžio brolis. Toliau, dar jei grįžtant iki sausio 5 dienos, tai Darius dėkoja už Rasos giesmę ir Gintaro pamokslą. Ir eilutė tokia atėjo į galvą, 1 Korintiečiams 14:26.
Tad kaip bus, broliai, kai susirinkate, kiekvienas turi giesmę ar pamokymą, ar kalbą, ar apreiškimą, ar aiškinimą, tegul viskas tarnauja ugdymui. Ir Rasa patarnaudavo giesmėmis kartais ir šiandien sesija patarnaus po pamokslo. Tai padėkos eidavo už tuos tarnavimus, Gintaro ir Rasos patarnavimą. Šokant į sausio 19 dieną padėka Dievui už Vaidos tarnystę, gimtadienio proga. Vaida dėkoja už bažnyčią ir už šeimą. Luko 19:17. Jis atsakė: gerai, stropusis tarne, kadangi pasirodė ištikimas mažuose dalykuose, tu gauni valdyti 10 miestų. Ir aš čia neužrašyta, tiesiog nevesdavau, nerašydavau, bet būdavau dėkingas kas kartą, kai Vaida patarnauja kiekvieną sekmadienį ir jinai stropiai ištisus metus vis patarnaudavo. Ir reikia pagroti ir jinai ir pagroja, taip pat Jomantas, kas kartą jau reguliariai visą laiką prisijungia ir meldžiu Dievo, gal jisai išaugs į tarnystės lyderį šlovinime, ir nes matau sparčiai auga šitame. Tai dėkoju Dievui už juos ir tos padėkos Dievui. Taip pat ir mano čia žmona yra ir jinai irgi prisijungdavo patarnavime su giesmių akomponavimu, giedojimu. Tai dėkojame Dievui už šitą komandą, už jų tarnavimą per visus metus. Va. Toliau buvo sausio mėnesis maldos už Varėnos misiją, ten esančius tikinčiuosius. Algirdas buvo sausio mėnesį pas mus ir patarnavo Dievo žodžiu. Ir čia nuotrauka yra jų žiemos laiku, jų Varėnoje misijos, ir už jų yra pastatas, tai jie tam pastate ten ir renkasi viršutinėme aukšte, berods 4 atrodo aukštas. Toks gražus pastatas išpieštas. Tai tebir tarnauja Algirdas ir susitariau su juo, ko gero dar ir vasario mėnesį atvažiuos pas mus pamokslauti. Tai padėkos buvo ir Dievui už jų tarnavimą. Ir taip pat meldėmės dėl tikinčiųjų Varėnoje. Ir dar šiandien melsimės. Algirdas prašė melstis dėl Samariečio krepšio. Pas juos šiandien renginys yra, kai jie turės 50 dovanėlių, dalins vaikams, ten pas juos susirinka vaikai, susirinks ir dovanos tus dovanas, skelbs Evangeliją tiems vaikams. Jau prašė melstis, aš jis pasveikinau su naujais metais ir pasikalbėjome truputėlį. Va. Sausio 26 diena maldos Kalvarijoje, kas antrą sekmadienį važiuojam visi į Kalvariją, tai čia sena nuotrauka šiaip, ir čia atvažiavę tuo metu buvo Kalvarijoje ir Pranas, matome dešiniai pusėje, matome iš Veisiejų Alius su žmona, Vladas yra su Vaida, Vilija tokia yra, tai Vilijo šiuo metu jau senokai nesilanko ir čia daug svečių yra. Tuo metu dabar tas Kalvarijos sąstatas truputėlį pasikeitęs yra. Važiuojame dažniau Darius su Irena, aš ir Galina važiuojame į Kalvariją. Taip pat yra tikinčiųjų, tai ten meldžiamės. Ir tuos maldos poreikius aš įkeliu į mūsų bažnyčios grupę. Tai visi jų net ir nežino, bet ten daug meldžiamės ir Dievas laimina tikrai dėl to tarnavimo. Ir meldėmės 26 už Viliją, Pranas dėl Marijampolės bažnyčios patalpų. Visus metus šitą maldą lydėjo, jie dar neturi patalpų, nori turėti kažkokias patalpas, rinkosi jie bibliotekoje ir biblioteka jiems nuomoja patalpas valandų skaičiui ten. Ir gaunasi, kad pakėlė ženkliai nuomos kainą, jiems jau pradeda neapsimokėti. Ir plus, kai vyksta rinkimai, jie negali rengti pamaldų. Per rinkimus ten būna balsuojama ir jie kaip ir neturi viskas kur rinktis, tada jie važiuoja į kitas bažnyčias. Buvo čia ir pas mus atvažiavę, Pranas buvo tuo metu ir atvažiavęs.
sumaišiau, ne tuo metu. Kažkur kitur jie nuvažiavo. Tai Irmantas meldžia, kad Dievas atvestų į bažnyčią Evangelijos tarnautojų ir pridėtų šlovintojų. Ir atsimenu, maldos būdavo, sako, reikia prašyti bent 3, sako, tai jei vienas susirga, tai antras, ir jeigu antras negalės, tai bent 3. Ir meldėmės mes, sako, reikia turėti tikėjimo bent 3 prašyti. Ir šiais metais, 25 metais, praeitais jau pridėjo Dievas jiems tarnautojų, tai atvyko Audrius su Laura, tokie Vilniečiai, jie atsikraustė į Marijampolę gyventi, taip pat 3 vaikus turi ir Audrius jisai gitarą groja. Ir stovykloje mes pagrodavom su juo gitarą ir Dievas atsakė į maldą, vieną žmogų jiems pridėjo, dar trūksta 2. Tai va, melskimės toliau dėl šito poreikio. Tai buvo atsakyta ta malda. Gruodžio maždaug mėnesį jau tvirtai žinojome, kad jau jie prisijungė. Tai dar ilgą laiką jie tik taip dalyvavo, ten vyko dar ten svarstymai visokiausi ir paskui jau jie buvo prijungti. Vasario 2 diena ir Aleksandras meldžia, kad Alytaus savivaldybė duotų žemės sodinti gėles prie Dailidės ežerėlio. Čia vasario 2 diena. Ir čia yra iš straipsnio Alytaus naujienų. Rugpjūčio 25 diena Alytaus naujienos parašė. Alytaus pataisos namų gyventojas Aleksandras gavo leidimą sumanymui įgyvendinti prie didžiosios Dailidės ežerėlio. Prie Dailidės širdies formos gėlynas. Alytaus naujienos. Kažkas pakomentavo, graži iniciatyva, ačiū už padovanotas serenčių sėklytis. Tai va, Dievas atsakė tą maldą ir gavo ir brolis padarė tokią gražią iniciatyvą. Čia buvo vasario 2 maldos poreikis ir buvo paskui padėkos sekė, jau jų neminėjau. Vasario 9 diena padėka Dievui už Vlado ir Vaidos pagalbą kitiems žmonėms. Vasario 2 diena malda už Romo kojas, nes apsiplikė kovo 16 dieną Vlado Dariaus, mes jį vadinam Vlado Dariumi, čia jisai yra po kairį ir anksčiau pas mus lankėsi. Vlado Dariaus dvasinė būklė buvo kovo 16 diena ir taip pat tas Darius irgi dėkojo, kad Dievas neduoda, ko norim ir neduoda to, ko nusipelnėm. Ir paskui sekė malda už Dariaus dvasinę būklę. Taip pat Vaida ir Vladas rūpinosi kitais vaikais ir padėkos irgi buvo Dievui, kad rūpinasi tais vaikais, jie globoja tuos vaikus ir čia per metus daug tų vaikų mes matėme mažyčių ir buvo ir kūdikių, ir paaugusių, ir paauglių buvo per tuos metus daug skirtingų vaikučių pas mus apsilankė. Taip pat buvo vasario 23 padėkos už vyrų susirinkimus ir noriu paskaityti eilutę, Mato 25, 35, 36. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priėmėte, buvau nuogas ir mane aprengėte, buvau ligonis ir mane aplankėte, buvau kalinys ir atėjote pas mane. Vladui šita eilutė būtent buvo įstrigusi ir jis pradėjo eiti į kalėjimą, tarnauti tiems kaliniams ir Romas pateko pas jį ne per kalėjimo tarnystę, anksčiau pateko Romos dešiniai pusėje, čia jisai jau po to, kai jisai atpuolė, tiesiog jisai nustojo gyventi tą gyvenimą, kurį Vladas propagavo ir jam siūlė, būtent krikščioniškai gyventi ir kabintis, remtis į Dievą, tada jisai buvo atpuolęs ir čia Vladas tiesiog jį susitiko prie Norfos, jau po kurio laiko, kai jisai pas mus nesilankė. Ir sako, melskimės už Romą, žodžiu, pasidalino nuotrauką, grupiai pas mus buvo šita nuotrauka, o Darius jisai ilgą laiką lankėsi ir manau, jisai yra įtikėjęs, tai jis irgi buvo atpuolęs, šiuo metu jisai lankosi Laisvųjų krikščionių bažnyčioje, kiek žinau, ir norėjo pas mus
prieš Kalėdas tą vakarą būti, bet susirgo tiesiog, bet ketino būti. Ir su juo aš mačiausi konferencijoje Vilniuje, tai jis šiaip sugrįžo ir pripažįsta, kad tai buvo tas paklydimas, buvo nupuolimas, bet jisai nori gyventi su Dievu. Tai va, už Romą buvo malda, nes kojas apsiplikė ir sausio mėnesį aš gulėjau su Titukų ligoniniai ir sužinojau, kad Romas taip pat ligoniniai gulė Alytuje čia ir nuėjau aplankyti ir paskui taip pat atsirado tas maldos poreikis už Romą melstis. Ir tai va. Ir Romas daug padėjo prie bažnyčios čia remonto, kas atsimenate, jisai 24 metais daug čia aktyviai būdavo, kiekvieną sekmadienį ir ketvirtadienį ateidavo ir daug padėdavo. Tai va, taip pat ir Darius mes bendraudavom ir tikrai rodė tokius Dievo pasitikėjimo ženklus. Romas ir net norėjo krikštintis ir kartu su Oskaru, kai mes ėjom pamokėlės, bet pamačiau, kad dar nesupranta tam tikrų tikėjimo tiesų ir bandant paaiškinti, jisai neturi supratimo apie Jėzų Kristų, kas yra pats svarbiausias dalykas, kad tu turi pažinti gelbėtoją ir suprasti, kam jisai atėjo į šitą žemę. Tai nekrikštinom jo. Taip va. Toliau. Vasario 26 diena, tai už Roberto išgelbimą buvo malda, už šilumos siurblių montavimą, malda dėl jo sveikatos ir padėka, kad buvo atsakyta ta malda. Ir padėka dėl Dievo veikimo jo gyvenime. Nuo vasario 26 mes pradėjome montuoti šilumos siurblius su šitų vyrų dešinėje pas jūs. Tai ir jisai man parašė vasario 14 dieną, čia penktadienis, sveiki, kai atsikelsite, pasukite prašau man. Praktiškai į šoną rankos nepakeliu. Antradieniui užsirašiau echoskopui, dar prie to pačio jai nepraeis. Aš atrašiau jam užjaučiu, pasimelsime už jūsų sveikatą. Jisai parašė, ačiū, super. Tada kitą dieną, 15 dieną, 14 dienos paskaičiau, dabar 15 dienos, tai šeštadienis, sveiki, rankai jau geriau, rytoj matysiu, kaip ir pranešiu dėl pirmadienio. Parašiau sveiki, puiku, Dievas geras jums. Ir jisai pripažino, kad, sako, man praėjo, sako. O mes meldėmės bažnyčios grupėje, tiesiog aš tą paskelbiau, kad melskimės už jį, nes jam skelbiau evangeliją, mes kai montavom kartu tuos siurblius, tai daug buvo laiko per valgymą kartu, per pietus, kada valgom, ten pasikalbėti apie evangeliją, visą papasakojau jam esmė kokia yra. Ir dar čia nepaminėta taip detaliai, bet kada su juo dirbau, jis paprašė dar padėti jam ten stogą dengti ir atvažiavau ten dirbti ir sako, vakare šiandien ateis svečių, sako, ir tu dalyvauk. Po darbų, sako, ateis svečių, tai sakau, kas ten, sako, mano gimtadienis. O man buvo įdėta į širdį jau kurį laiką jam Bibliją padovanoti, nes kalbu apie Dievo žodį, kad tai yra pamatas ir jis jo neturi. Ir kaip tik tą dieną aš buvau įsidėjęs, atsivežęs, sakau, labai puiku, dovaną jau turiu, sakau. Kaip, tu iš kur tu žinai, kad gimtadienis, sakau, nežinau, Dievas taip sudėliojo. Ir taip ir išėjo, kad aš turėjau dovaną. Ir pačią didžiausią, kokią galima žmogui padovanoti dovaną, Dievo žodį, jisai gavo per gimtadienį. Ir nesusitarė visiškai, aš tiesiog širdį jaučiau, kad reikia. Ir galiausiai tą dieną atsivežiau. Ir Dievas taip veikia. Ir čia per naujus metus pasveikinau jį ir jis atrašė, tai tikiuosi dar kada Dievas suves su juo. Toliau. Nuo vasario 2 iki kovo 4 bažnyčioje konflikto tarp narių svarstymas. Išsirutuliojo 2 pašalinimas iš bažnyčios narių. Kovo 4 vėliau vienas narys atgailavo ir buvo priimtas atgal. Atgal priėmimas buvo birželio 29 dieną.
Efeziečiams 4 nuo 3 iki 4 eilutės. Su visų nuolankumu bei romumu, su ištverme, pakęsdami vienas kitą meilėje, siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Ir bažnyčioje kartais būna visko, ir čia tokią nuotrauką įdėjau, kad apsiginkluojame kaip kareiviai, einam vieni prieš kitus, nekovojame su savo nuodėmėmis, bet su kitų nuodėmėmis lengviausia kovoti. Tai kartais tai būna ir sprendžiam visokius klausimus. Tada jau net ir prireikia ir bažnyčioje susirinkimų. Tai va, bet galiausiai tai pasibaigė ir judame toliau. Kovo 9 diena. Kovo 9 diena padėka už svečią, už Ramunę ir malda, kad Dievas ją vestų prie savęs. Ir čia yra jau spalio 26 dienos nuotrauka, įvyko Ramunės krikštas. Jono 6:37. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane. Ir ateinančio pas mane aš neišvarysiu lauk. Ir buvo ta malda tokia, kad Dievas vestų ją arčiau prie savęs. Ir štai Ramunė prisidėjo, prie bažnyčios buvo pakrikštinta ir padėkos Dievui buvo už ją. Toliau balandžio 13 diena. Atsiprašau, kaip aš peršoku. Kovo 30 diena. Kovo 30 diena Justina dėkoja Dievui, kad išlaikė vairavimo egzaminą. Kovo 30. Balandžio 27 dieną pirmą kartą pati atvažiavo į bažnyčią. Ir kodėl tai svarbu ir verta paminėti? Todėl, kad mes meldėmės 24 metais, sunkiai jai sekėsi išlaikyti vairuotojo teises. Ir tikrai buvo jai skaudu ir vis pasikartoja tas skaudulys, kad ir vėl neišlaikai, ir pinigai eina, ir jinai galiausiai išlaikė ir dėkojam Dievui. Ir kai jinai sako, aš šiandien atvažiavau su savo automobiliu, sako, tai labai džiaugsmas man buvo ir tikrai padėka tokia Dievui, kad sesė pagaliau jau. Ačiū Dievui. Ir toliau balandžio 6 dieną Evelina dėkoja Dievui už Dievo pagalba Rokui išlaikant vairavimo egzaminą. Gegužės 25 dieną padėka, kad Rokas išlaikė vairavimo egzaminą. Atsiprašau, balandžio 6 Evelina dėkoja Dievui už pagalbą Rokui išlaikant vairavimo egzaminą. Gegužės 25 padėka, kad Rokas išlaikė vairavimo egzaminą. Tai matyt, vienas buvo, kad už teoriją, aš tik suklydau užrašyti, vienas buvo už teoriją, o kitas jau už vairavimą. Tai jisai išlaikė gegužės 25, išlaikė vairavimo ir tą pačią dieną taip pat buvo padėka, kad Oskaras išlaikė teises, jisai motociklo, to tokio negalingo motociklo teises išsilaikė ir pradėjo į bažnyčią atvažinėti automobiliu. Tai 3 žmonės su teisėm buvo tos padėkos per šitus metus. Toliau buvo balandžio 13 diena, Dianos padėka Dievui už Irenos ir Gentarės tarnystę, vaikų pamokėlėje ir su maistu. Ten plačiai neparašyta kodėl, bet tikrai labai Dievui dėkingas už šitas seses, kad jos patarnauja ir su vaikučiais ir maistą pagamina. Įstatymo knygoje 6 skyrius 7 eilutė parašyta: mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsisėsdamas. Būtent Dievo paliepimų, Dievo potvarkių. Vyksta vaikučių mokymai sekmadieniais. Ir Tito laiške 2 skyrius 5 eilutė, kad moterims pasakyta, kad būti santūrės, tyras, rūpestingas šeimininkės. Ir per šitą tarnystę maistu pasirodo tas rūpestingumas, kad ir pamaitinti būna ir svečiai bažnyčios, ir nariai, ir parodyta tas šiluma ir maistu pamaitina ir pabendraujame prie to maisto, tai va, padėkos buvo. Balandžio 20 dieną. Balandžio 20 dieną, Velykų dieną meldėm dėl planų, kad kartu kažkur nuvažiuotume antrą Velykų dieną. Ir mes čia antrą Velykų dieną, tai buvo 21 diena, apsilankėme kartu Kadagių slėnyje ir Dievas palaimino tą kelionę, buvo geras oras kaip tik ir aišku daug žmonių tada ir visiems kilo mintis atvažiuoti į Kadagių slėnį
Tai apsilankėm, visi pasivaikščiojom. Čia gal ne visi, man atrodo, nuotraukoje. Man lyg dar kažkas buvo. Darius trūksta arba Darius fotografavo, gal kažkas nežinau. Tai va, turėjom tokią išvyką. Tuoj palaukit, gegužė. Kadagių slėnyje. Gerai. Toliau, gegužės 4 diena. Malda buvo gegužės 4 už vaikų giesmių šventę, kuri turėjo vykti birželio 7 dieną Vilniaus Malonės Baptistų bažnyčioje. Mes meldėmės ir paskui jinai įvyko, susirinko daug vaikučių iš visų bažnyčių, vaikai giedojo, dalyvavo, buvo palaimintas laikas, palaiminta ta išvyka. Jie irgi norėjau paminėti tai. Toliau, birželio 8 diena, tai buvo Vladas ir Vaida, mes meldėmės už jų palaiminto laiko išvykoje ir tarnystėje. Buvo atvykę kalėjimo kapelionai, buvo tarptautinė jungtinė komanda tokia ir čia jų yra, kurie iš užsienio atvyko. Vladas ten patarnavo vežiodamas juos po kalėjimus tą sekmadienį, nebuvo jų pamaldose. Birželio 8 buvo diena, kada daug kas įvyko. 7 įvyko ta vaikų giesmių šventė, vaikų šeštadienis, sekmadienį tada Vladas su Vaida išvažiavo ten po kalėjimus, važiavo su Vaida ir su tų mažiukų, kur Vaida ir Vladas globoja. Vaida vertėjavo tuo metu ten, Vladas vežiojo juos ir intensyvi diena, o mes paskui tą dieną, birželio 8, kai Vladas ir Vaida buvo išvažiavę, mes ėjome maršą Jėzui. Tai viena dalis vienur, kita dalis tikinčiųjų kitur. Čia nuotrauka 15 dieną padėka už praeito sekmadienio maršą Jėzui. 1 Timotiejui 2:1. Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmonės, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokiojopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Tas maršas buvo toksai taikus, tiesiog mes ėjome gatve ir buvo paskui malda, buvo giesmės ir toksai buvo susirinkimas. Ir tikintieji iš visų miestų suvažiavo, iš toli, kai kurie atvažiavo ir tiesiog padarė tokį susirinkimą. Birželio 22 diena. Vlado ir Vaido atostogos, saugios kelionės, gero laiko. Atostogų laikas. Maldos ir padėkos už atostogas. Ir sudėjau tiesiog visą tai į vieną, nes buvo daug padėkų ir daug maldų dėl tų atostogų. Tai Evelina taip pat dėkoja už kelionę į Latviją su Kreigu. Gintarė dėkoja už suteiktas atostogas, tai rugpjūčio 17 dieną. Ir taip pat ir mes turėjome tokią trumpą išvyką, manau, nepastebėjau gal tiesiog tos padėkos sąraše, bet visi, kas keliavo, paskui daugmaž paminėjo padėką, maldos buvo prieš tas atostogas, tai sudėjau tai į vieną. Liepos mėnesis. Liepos mėnesį Marijampolės bažnyčia organizuoja vaikų stovyklą. Liepos apie 10 dieną, tai čia tik vieną nuotrauką uždėjau, čia vyko talentų šou, tai kas dalyvavo, šiaip daug buvo, rekordinis skaičius buvo žmonių tais metais stovykloje, apie 50 dalyvių buvo iš visos stovyklautojų, tai buvo iššūkis bažnyčiai Marijampolės pasirengti tą stovyklą, sako, daugiau per eilę metų nėra buvę, kiek buvo, sako, leidom šį kartą visiems, kas nori, taip tai jie vis ribodavo tą skaičių. Tai palaimintas laikas buvo toje stovykloje vaikų. Ir toliau, Liepos 27 diena, čia yra paminėta remontų atnaujinimas. Liepos 27 diena padėka Dievui, kad remonto darbai bažnyčioje atsinaujino. Remontus padarė čia koridoriuje Artūras iš Marijampolės bažnyčios ir jis čia darbavosi. Tai dėkojame Dievui už jo pagalbą ir paskui čia tą linoleumą tiesėme.
Tai už tuos remontus kad jie atsinaujino, buvo padėka. Toliau, jeigu judant rugpjūčio 31 dieną malda už Elderlano ir Kornelijos vestuves, kurios turėjo įvykti spalio 11 dieną. Eilutė, pradžios 2 skyrius, 24 eilutė. Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona, ir juodu taps vienu kūnu. Tai dalyvavome tose jungtuvėse, buvo gražios jungtuvės, suskrido iš Anglijos daug žmonių atskrido, nes Elderlanas yra Brazilas. Iš Brazilijos šiaip jis yra originaliai kilęs, bet jie abudu Anglijoje susipažino, abudu gyveno, tai paskui Kornelija skrido į Braziliją, dar ten vestuvės, turėjo tokia, kaip sakė, kad kaip ir vestuvės ten, paminėjimas, nes giminės iš Brazilijos neatskrido, labai brangus bilietai, tai jinai nuskrido ir ten laiko pabuvo. Tai aš jai rašiau, kaip jūs medaus mėnesis praėjo, kaip gyvuojate, tai sako, neseniai tik baigėsi. Tai čia buvo prieš porą gal mėnesių. Tai mėnesiai kažkur buvo toj Brazilijoje, man atrodo, jinai. Jeigu gerai atsimenu visus šitus laikus. Toliau, rugsėjo 9 diena, malda už vyrų konferenciją. Mes meldėmės palaiminto laiko, kas metais vyksta rugsėjo mėnesį vyrų konferencija. Tais metais buvo apie 80 užsiregistravusių vyrų iš bažnyčių ir mes susirinkame 3 dienom, tai būna ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis vyrų konferencijoje, ten būna pamokslai, būna tokie pabendravimai, diskusijos grupės, paskui vakare einam į pirtį, nakvojame ten ir kartu gyvename, bendraujame, padrasiname vienas kitą, palaikome, pasisėmėme gerų pavyzdžių vieni iš kitų, ką gero galime matyti, Kristaus pavyzdį kitame. Tai geras, naudingas laikas, būtent ta konferencija vyrų. Taip pat buvo ir moterų konferencija spalio 3 dieną. Taip pat buvo malda už moterų konferenciją, už tą laiką palaiminta, bet ieškojau nuotraukos ir neradau moterų konferencijos, tai atsiprašau, neįdėjau. Čia tokia vyrų konferencijos, tik įdėjau. Salė ta pati, ten pat vyksta vyrų ir moterų konferencija, tik tai žmonės skiriasi. Tai va. Toliau. Vyko rugsėjo 21 dieną malda už Malonės bažnyčioje renginį. Malda už Malonės bažnyčioje renginį lapkričio 21-22 dieną padrasinimo konferencija Pergalė Kristuje. Ir taip pat dalyvavom iš mūsų ir kai kas buvo joje. Tai geras labai laikas buvo, labai naudinga konferencija. Mes dėja buvome tik šeštadienį buvome, ten jinai vyko ir ketvirtadienį, ir penktadienį vyko, tai tiesa trumpesnės, tik vakarinės tokios pamaldos buvo. Tai už tą konferenciją dėkojame, už gerą laiką. Ir dabar sudėjau visų metų maldos už sergančius, nes kada skaičiau tą sąsiuvinį, vis buvo tai vieną sekmadienį, tai kitą, tai padėka, kad pasveiko, tai malda, kad kažkas serga, tai tiesiog norėjau paminėti vienu metu. Ir Jokūbo laiškas 5 skyrius 14. Kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels. O jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga, karšta teisėjo malda. Tai ir aš sirgau, ir vaikai mūsų sirgo, ir meldėmės už Anglijoje esančius pastorius, ir už Džoną, ir už Polą, čia kur jie pamokslavo pas mus, ir už Polo žmoną meldėmės, už Kreigą dėl jo operacijos. Daug, tiesiog beveik kiekvienas per šitus metus sirgome, bet ačiū Dievui, visi esame sveiki šiai dienai, kiek Dievas leidžia, kiek duoda. Va, už Vandutę malda, nes šiandien nevažiuosim į Kalvariją, serga šiuo metu, tai tos ligos jos yra ir čia tas termometras įrodo, kad kartais temperatūra pakyla, bet
yra vilties, kad jinai nusileis, taigi melskimės, jeigu kas negerai santykėje su Dievu, išpažinkime, atgailaukime ir Viešpats pakels. Spalio 5 diena Gintaras išreiškė maldos poreikį už evangelizaciją. Mes čia paminėjome kelis kartus, kad reikia kažką daryti, bet taip kažkokios didelės tokios evangelizacijos, grinai, kad suaktyvės žmonės ir skelbti evangeliją, pamokslauti, taip ir nepadarėme, bet padarėme gruodžio 7 dieną tokį išėjimą į Alytaus Rotušės aikštę, vadinosi Giesmės dangaus karaliui. Ir čia kaip tik prisijungė dar vienas žmogus praeivis, pradėjo giedoti, irgi pristojo ir giedojo, o kiti, kas dalyvavo, tai dalino kalendorius. Ir išdalinome 100 vienetų kalendorių, tokių krikščioniškų su švento rašto eilutėmis, gan labai gerai mums sekėsi. Sakėme, Dievas leis kitais metais pakartotume, tik tais pasimtume mikrofonus, nes tai ką giedojame, nelabai girdėjosi. Šiaip buvo palaimintas renginys. Renginukas, sakyčiau. Gerai ten praėjo. Spalio 5 diena malda už Danutę Vokietijoje, kad tikėjimas jos neatšaltų. Meldėmės kelis kartus dėl Danutės, jinai darbavosi Vokietijoje ir grįžo, ir buvo jos toks pranešimas, kad norėtų krikštintis, kai grįž gruodžio mėnesį, mes meldėmės už ją ir gruodžio 28 dieną jinai pasikrikštino. Jau ją senokai pažįstame, senokai jinai lankosi pas mus ir jau senokai jinai norėjo parodyti šitą paklusnumo žingsnį Viešpačiui, pasikrikštindama taip, kaip pats Jėzus buvo pakrikštintas. Apaštalų darbų 19.5 sako, tai išgirdę jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu. Toliau, lapkričio 16 diena, tai malda už palaimintą Dianos nėštumo laikotarpį. Buvo, tai Diana laukėsi ir buvo išsakyta, sako, melskimės, kad Dievas palaimintų ir saugotų vaikelį. Gruodžio 14 diena, tai buvo malda už kūčių vakaro renginį, kad tą bendrą vakarienę, kad Viešpats duotų gerų idėjų, kaip praleisti kartu laiką. Tai va. Buvo toks renginukas, nuotraukų tik nepadarėme, kaip jau praėjo, supratau, kad nenufotografavome. Gruodžio 28 diena, tai padėka užrašyta, tą sekmadienį padėka Dievui už pamaldas Kalėdų 1 dieną. Tai čia buvo 25 diena pamaldos Veisiejų baptistų bažnyčioje ir susirinko nemažai žmonių. Ir Danutė, ir Galina buvo iš mūsų važiavo, mūsų šeima važiavome. Ir Marijampolės bažnyčios buvo atvažiavę daug tikinčiųjų. Taip pat iš Veisiejų buvo daug jaunimo, kuriuos pastorius Stasys ir Ramutė, pastorių žmona, globoja, jie taip pat prisiima paauglius į namus ir juos globoja. Pas juos daug kas yra gyvenę, tai tas jaunimas sakė, kad atvažiuoja dažniausiai per Kalėdų 1 dieną į pamaldą, sako. Jie jau išėję iš mūsų namų, jau gyvena atskirus gyvenimus, bet sako, per Kalėdas jie dar atvažiuoja. Tai buvo nuostabios pamaldos tą laiką. Tai va, ir dabar baigėsi tos peržvalgos metų kryptis. Ateinančių metų, 26 iki 27 metų kryptis. Matėme, kuo gyvenome. Ir šiandien aš matau, kad per metus buvo tikrai daug visokių įvykių. Ir mes, tiksliau, aš esu atsakingas už tą kryptį ir už pačią bažnyčią, tai mes jau 2 metus, nuo 24 metų, remontuojam tas patalpas. Buvo poreikis persikraustyti didesnių patalpų, nes bute netilpome, paskui prasidėjo remontai, ten daug laiko, daug pinigų, daug jūs aukojote. Ir pats aš irgi daug jėgų ten, to organizacinio visko. Ir mes skyrėme toms patalpoms, kad čia galėtume rinktis. Ir tai buvo mums reikalinga todėl, kad nereikėtų nuomoti. Nuoma kainuotų apie 500 eurų kas mėnesį. Bendrai pasitarėme, kad mes galėtume įsirengti ir turėti ir nereikėtų mokėti kas mėnesinės nuomos.
ir turėtume patalpas. Tai mes taip nusprendėme, bet problema ta, kad bažnyčia nėra pastatas, bažnyčia nėra patalpos. Čia tik mes renkamės ir tai nėra svarbiausias dalykas. Bažnyčioje yra svarbiausias dalykas santykiai tarp tikinčiųjų, Evangelijos skelbimas vienas kitam, Evangelija geroji žinia, kad nuodėmių atleidimas, ne dėl darbų dovanai atleidžiamos nuodėmės. Ir per tuos remontus 2 metus truko, bažnyčia nukentėjo. Ir mes pernai metais pakrikštinome 3 žmonės prisidėjo, šiais metais 2 tikintieji prisidėjo. Vienas per šitus metus nustojo lankytis, lankosi kitoj bažnyčioje ir šiandien nėra ir Vaidos, nes Vaida, sakom, aš irgi pritariu, kad turėtų eiti su vyru, į vieną bažnyčią turėtų eiti ir ko gero ir Oskariukas išeis, jeigu Vaida išeis, tai vienas pašalintas iš narių, tai galima sakyti, kad 4 netekom. 2 pasikrikštino, bet galima jau sakyti, nežinau, Dievas žino, kaip bus, bet galima sakyti. Ir aš sieju su tuo, kad mažai laiko skiriau iš tikrųjų bažnyčios nariams, nes bažnyčia nėra pastatas. Labai daug laiko buvo skirta į sienas, į linoleumus, į visą apdailą, į viską, ką matote. Nes ir to reikia. Bet iš tikrųjų pagrindinis dalykas, tu gali turėti gerą bendruomenę, gerą žmonių susirinkimą su labai prastom patalpom, bet bus šiltas bendravimas, bus tas jaukumas, bus tarpusavyje. Ir čia yra nukentėjimas tų santykių, tai aš noriu paraginti ir man priminkite šitą kryptį per metus laikytis vienas į kitą, žiūrėti, padrasinti, laikytis viešpaties, vaikščiotis meilėje, skirti laiko vienas kitam. Mes užbaigsime šitą remontą, mes jau dabar renkamės, jau čia jau pakankamai gražu, dar ten virtuvė liko, čia raštinė, prieangis. Kažkaip jau padarysime, bet ir mane paraginkit, kad skirčiau kitiems daugiau dėmesio, žmonių naujų pasiekimui ir rodant meilę jiems, pagalbą rodant. Bažnyčia jinai skelbdavo Evangeliją ir meilę patvirtindavo darbais, skiriamų laiku. Ir per šitus 2 metus įvyko didžiulis nukentėjimas šitos krypties, tai kai kurie tą ir išlaikė ir darė, skyrė meilę kitiems žmonėms, iš bažnyčios kai kurie nariai tikrai tarpusavyje mylėjo ir aukojosi vienas dėl kito, padėjo kitiems žmonėms. Aš buvau tas, kuris rūpinausi čia šitom patalpom, kad jos užsibaigtų kažkaip tai. Tai aš noriu pasakyti, kad šitais metais kryptis turėtų būti kita, pasikeisti, nes bažnyčia nyksta. Mato Evangelijos 16 skyrius, 18 eilutė. Ir aš tau sakau, tu esi Petras ir ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Turima galvoje, kad ant išpažinimo bažnyčia kabo ant Jėzaus išpažinimo, kad žmogus išpažįsta Jėzus Kristus yra gelbėtojas. Jis yra viešpats. Ir Petras šitoje rašto vietoje prieš tai pasakė, tu esi Kristus, Dievo Mesijas. Ir Jėzus jam sako, kad teisingai ir sako, ant šito išpažinimo aš pastatysiu savo bažnyčią. Kita eilutė, Apaštalų darbų 14:27. Sugrįžę jie sušaukė bažnyčią ir papasakojo, kokius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Čia matome, kad sušaukė bažnyčią. Reiškia, mes kaip bažnyčia vidury savaitės kažkur esame, nesusirinkę esame. Jūs esate nariai ir jinai egzistuoja, bet jinai vidury savaitės nesušaukta yra. Ir tai yra sušaukiamas susirinkimas. Ir jis gali būti vienur sušaukiamas, kitur sušaukiamas, bet jis egzistuoja, jis yra. Ir tai yra, tas graikiškas žodis eklezija, tai yra iššaukti žmonės, iššaukti iš pasaulio. Jie anksčiau tą žodį naudodavo, kada darydavo miesto susirinkimus, kad šaukdavo ekleziją miesto susirinkimus. Ir paskui tas graikiškas žodis buvo naudojamas
Naujajame testamente ir dabar jau mes turime žodį bažnyčia, ką suprantame, kad dėl tikėjimo klausimų susirenka jie, dėl tikėjimo Kristumi bažnyčia tas žodis yra. Tai noriu pasakyti, kad tai nėra pastatas, tai nėra esmė, kur renkasi, bet esmė, kad susirenka vardant Kristaus dėl bendro tikėjimo. Tai va tokia metų apžvalga ir noriu padėkoti Dievui ir užbaigti maldą. Dėkoju Viešpatie tau už visus metus, dėkoju Viešpatie už tavo vedimą ir meldžiu, kad mūsų bažnyčios šitų metų kryptis, kaip aš matau tavo žodyje, būtų atitaisyta, sufokusuotas dėmesys į tai, kas svarbiausia Dieve, į mokymą, į vienas kito padrasinimą, palaikymą, paraginimą, į dėmesio skirimą, į tikinčiųjų meilę, Viešpatie, į bendrystę, padrasinimą, paraginimą. Padėk Viešpatie išlaikyti tą žvilgsnį, tą dėmesį per metus. Meldžiu to, dėkoju tau už visus metus Viešpatie, kiek tu padarėjai per mus, kiek tu maldų atsakėjai, kiek tu nuveikėjai, padėjai. Dėkojam tau, meldžiam per mūsų gelbėtoją Viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Dabar Esa pagiedos giesmę savo, tai paklausykime, paskui pratęsime pamaldas. Jeigu pageidavote, galite atsiversti 121 psalmę, nes Dievas davė melodiją būtent šitai psalmei. Pakartokit. 121 psalmę. Ne giesmė, o psalmė. Galite sėdėti ir pasiklausyti visų. Išsakom maldos poreikius ir tada galime giesmę pagiedosime Dievui.
šitą atsisuksiu. Gerai, tai pirmas metų sekmadienis, tai užrašiau maldos poreikį dėl samariečio krepšio vaikams Varėnoje. Šiandien jie vakare, sakė, turi turėti tą renginuką, tai pasimelsime. Malda už maldos savaitę. Pasidalinau grupėje, kad prasideda maldos savaitė nuo rytdienos. Maldos poreikius galiu ir paskaityti, pasižiūrėsiu, gal ir paleisiu ant ekrano dabar tuo jau pat. Tai, atsiprašau, gera čia mintis, manau, kad dabar ir paleisiu iš karto, tai paskaitysiu, nes pasidalinsiu grupėje, bet kiti gal nematys. Va, radau. Tai tu įjungsiu projektorių ir... Bet čia nelabai didelis gal bus. Laukit. Kažkur padidinimas turi būti, tai 100%. Nu, pabandom tada 200%. Ne. Padarysiu 150. Va, gal. Bendruomenių poreikiai, tai Marijampolės baptistų bažnyčia, bendruomenė vienybės viešpatyje, gebėjimo dirbti kartu jo garbiai, dvasinio brandumo, darbininkų bažnyčios viduje ir jos išorėje, atgailos sukritusiems ir pasitraukusiems, Dievo valios dėl bažnyčios maldos namų. Toliau Kauno Šančių baptistų bendruomenė meldžia per tą maldos savaitę, kad augtų nauji tarnautojai, o bendruomenės nariai būtų drąsūs tarnauti savo dovanomis. Už bendruomenės šeimas, už aplinkinį rajoną, kur skelbėme Evangeliją, kad žinia pasiektų netikinčius. Klaipėdos reformatų baptistų bendruomenė, kad Dievas pastatytų vyresniojo tarnystę bendruomenėje, pašauktų arba siūstų vyresniojo apibūdinimą atitinkančių vyrų. Kad Dievas laimintų vietinės savarankiškos pilnatvės bažnyčios įsteigimą. Pilnavertės, bažnyčios įsteigimą. Kad Dievas laimintų mažus vaikus auginančias šeimas su visais iššūkiais tarnavime. Toliau mūsų užrašiau, kad tikintieji mylėtų vieni kitus, taip kaip Jėzus mus pamilo, kad girdintieji Dievo žodį atsiverstų ir įtikėtų, kad tikintieji būtų pilni Dievo valios pažinimo, kad galėtume taip, kad elgtumėmės taip, kaip verta viešpaties, kad bažnyčių pastoriai būtų kupini tikėjimo ir jautrūs sąžiniai bei šventajai dvasiai. Čia užrašiau nuo savęs Kauno krikščionių baptistų bendruomenė Geroji naujiena, kad bendruomenės nariai artimiau pažintų Kristų ir taptų jo mokiniais, kad drąsiai ir išmintingai laikytų Kristų, liudytume Kristų bei plačiau įsitrauktume į misionierišką tarnystę, kad gilėtų mūsų bendrystė Kristuje, bendruomenės viduje ir santykyje su kitomis bažnyčiomis, kad vyrai būtų dvasiniais vadovais šeimoje ir bažnyčioje, už Dievo valios pažinimą dėl naujų patalpų. Tai va, kol kas visi, dar truputėlį trūksta kai kurių bažnyčių, manau, papildys šitą sąrašą, tai kai papildys, tai aš įkelsiu tada. Gerai, dabar mes čia ir esame, tai išjungiu, kad nematytumėt, kad su klaidom rašau. Paskui pataisau už jas, nes dabar greitai reikia rašyti. Tai gerai, tai dėl Varėnos rengiamo samariečio krepšio vaikams ir dabar malda už maldos savaitę, tai už maldos savaitę ar tiesiog rašau. Gerai. Dėl virtuvės komplekto pirkimo. Paskui pakalbėsiu, tai užrašau tokį maldos poreikį.
tik ką kalbėjau, kad reikia mažiau ir jau. Čia tu jau. Gerai. Gal galit pratęsti tada, gal kas turit ar padėką, ar maldą viešpačiui? Praėjusius metus ir pagalba Dievo. Daugiau gal kas turite? Padėkų ir maldų. Maldos prašymas yra už sesę iš Kristaus misijos Zitą. Jos numirė vyras, o po to už dienos ar poros dienų ir sūnų rado negyvą. Tai stiprybės sesė. Gerai. Dar gal kas turit? Sakykite. Arčiau namų. Gerai. Pirmiausia, noriu padėkoti Dievui už, mes meldėmės už Birutę, tai jai dabar patvirtino jau valstybė gydymą ir tuo pačiu didelis maldos poreikis, nes tikrai labai pablogėjo sveikata ir tiesiog kad Dievas vestų ir padėtų jai pereiti. Už Birutę. Padėka, tai už pagalbą siūstų su visais sniegais. Jo, kad tikrai Dievas siunčia pagalbą. Maldos poreikis, kad tiesiog padėliautų taip, kad mums pavyktų susitvarkyti su tais visais darbais. Padėka Dievui, kad siuntė pagalbą sniego nukasimui ir kad padėtų susitvarkyti. Taip, kad ir dar padėkų už tai, kad viena bendrija sumažėjo. Tai padėka Dievui ar? Padėka, taip, padėka. Ten iš tiesų mūsų ten namas ir ten buvo labai daug ir labai daug laiko atėmėnis ten ir vidui ir išoriai. Jau taip sudėliojo, kaip reikia. Dar pridėsiu, kad Dievas padėtų išlaikyti tą kryptį, kurią aš įvardijau per metus. Dar ką norėjau pasakyti. Padėkoti Dievui už per metus bažnyčios narius. Žodžiu, yra taip, kad per visus metus jūs tarnavote viešpačiui ir nieko negaunate. Aš esu remiamas bažnyčios, bet aš galvoju, kad, tai ta prasme, nieko negavote, bet iš tos pusės, kad aš kartais jaučiu tą sąžinę, galvoju, mane tai remia, o kiti nieko, jie tiesiog tarnauja, visiškai skiria laiką, ten ir kuras, ir važinėti, ir kažką nupirkti, ir taip, tai yra pastebima.
Tai dėkoju Dievui už tą skirtą laiką, kad jūs skiriate tarnystį, kad mes galėtume čia susirinkti, už pamaldų visą eigą, kad prisidedate. Ir jūs esate šita bažnyčia, bažnyčios kolonos ir yra tie žmonės, kurie patarnauja Dievui. Tai dėkoju Dievui už jūs. Va taip. Norėjau tai pasakyti, parašyti prieš naujus metus į grupę. Taip gavosi, kad čia pasakiau. Nes tikrai tą širdį turiu, kurį laiką, tik aš nesu labai iškalbingas, kad tą perdikčiau gražiai, bet tikrai tą turiu širdyje, kad galvoju, ačiū Dievui už tuos žmonės, kurie ir ateina ir klausosi, ir tai yra padrąsinimas, kad žmonės mato vertę dvasinių dalykų, ne vien žemiški, mes gyvename daug valandų vien žemiško dalyko, ten dirbti reikia, maistą pasigaminti, sniegą nukasti, tokių užsidirbti pinigų reikia, tokių namus reikia susitvarkyti, daug to, bet ir skiriam laiko Dievui, tai kad net irgi ateina kažkas pasiklausyti į bažnyčią, tai jau yra gerai, nes žmogus skiria laiko Dievo žodžio klausimui, pabendravimui, pamastymui apie dangiškus dalykus. Tai yra gerai, tai dėkoju Dievui už visus žmonės. Gerai. Man uždėta ant širdies, kad viešpats arba nusiųstų pas žmonės, arba atsiųstų žmonės į kam Evangeliją paskelbti. Kad sudarytų tokias aplinkybės arba matymą, kuria linkme ir kur ta Evangelija žinia tai to gali sudygti, išleisti, kaip sakyti. Tai aš bandysiu taip įvardinti, tai kad Dievas pakreiptų mus, kur skelbti Evangeliją, kaip parašyti. Kuris nori panaudoti. Dar ar turite kas padėkų? Poreikis, kad mums kiekvienam asmeniškai Dievas duotų jėgų laikyti savo pasižadėjimų Dievui ir įsipareigojimų. Taip. Gerai, ar daugiau yra padėkų? Dėkoju Dievui. Sakykime. Su manim, tu šalia tos poreikis už ateinančią savaitę. Egzaminų sesijai. Moksluose. Dėl egzaminų sesijos malda. Nelabai išgirdau užėtas projektorius. Dėl egzaminų. Aha. Artėja Biblijos instituto 2 sesijos, kad Taip. viešpats palaimintų keliones, Va. slidų. Jo. Mes čia tokias vairuotojus sudarime. Atsiprašau, štai labai yra priskirta. Dievas padeda. Jo, tai va, kad būčiau drąsi, jeigu man reikės vežti. Ir atsiskaitymus reikia rašyti, tai va, kad biškai daugiau minties, bet žadantis smegenis mokytis. Sustiprinti visus. Tai aš dar pridedu nuo savęs ir
patį institutą, už ten dėstytojus, už visus patarnavimus ten. Gerai. Tai va. Gerai. Tai ar viskas jau? Visos padėkos. Gerai, tai tada pasimelsiu. Dėkojam Viešpatie tau už dieną šitą, dėkojam Viešpatie tau už šitą laiką, kai susirinkame, už praeitą savaitę, už visus metus dėkojame. Meldžiam Viešpatie šiandien Varėnai, Varėnos misijai, palaimos. Padėk Viešpatie su vaikučiais, kuomet bus evangelizacija, kuomet ir tas dovanėlės dalins. Meldžiam už tą maldos savaitę, kad atsidėtume maldai, pradėtume metus, Viešpatie, kreipdamiesi su malda ir prašymu į tave. Ir Dieve, dėl bažnyčios tų dalykų, dėl virtuvės komplekto pirkimo, duok išminties, Dieve. Ir dėkojam tau už visus praėjusius metus, ir už tai, kad tu veikiai per mus, kiek tu parodai mums malonės. Už sesę Zitą meldžiame, kur neteko vyro ir sūnaus, paskui stiprybės jai tavyje, kad jinai kabintųsi į tave šitų sunkių laikų. Padėk jai, Viešpatie. Meldžiu už Gintarą, jo darbą, kad tu parūpintum, kad būtų ir arti namų, ir būtų tinkamas. Parodyk, Viešpatie, meldžiam malonę šitų laikų. Dėkojam tau už atsakytas maldas dėl Birutės, kad patvirtino valstybė vaistų kompensavimą, gydymo kompensavimą jos ligoje. Ačiū tau, Viešpatie, už atsakytą maldą. Ir dėkojam, kad siuntėjai pagalbos, kuomet ir sniegas užgriuvo, ir dėl sniego nukasimo Evelinos su Kreigu darbe. Viešpatie, padėk ateityje susitvarkyti, kada jeigu bus vėl didelis sniego pagausėjimas. Dėkojam tau, kad sumažėjo truputėlį darbo šitų laikų, kai yra žiema ir darbas sunkus, kad viena bendrija atkrito tame darbe. Evelina išreiškė padėką. Padėk išlaikyti kryptį, Viešpatie, kurią įvardinau, kad mes koncentruotumės ir į dvasinius dalykus, į vienas kito statydinimą, į bendrystę dvasioje, į meilę, į palaikymą, į laiko skirimą vienas kitam, į pagalbą tarpusavio bažnyčioje. Mes daugiau tam laiko skirtume, žiūrėtume į tai. Dėkoju Viešpatie už Rasą, už jo šiandienos tarnavimą. Meldžiu Viešpatie, kad parodytum mums ir pakreiptum, kur skelbti Evangeliją, parodytum, kur nori mus panaudoti. Padėk Viešpatie tai, ką kalbame, ką širdį turime, ką sakome tau, Viešpatie, ko norime pagal tavo valią, laikytis to, ką mes tau sakome, kad darysime, laikytis to įsipareigojimo iš tavo malonės, Viešpatie. Sustiprink mus. Dėkojame už Ramunę ir dėkojame, kad padedi jai, vedi ją ir meldžiu dėl egzaminų sesijos, kai prasidės. Padėk jai, Viešpatie, tų laikų. Sustiprink dėl Biblijos instituto, dėl paskaitų kitą šeštadienį, Viešpatie, padėk ateinantį šeštadienį ir saugiai nuvažiuoti, parvažiuoti, padėk tarnaujantiems, Viešpatie, kad nesirgtų, kad visi galėtų susirinkti. Ačiū tau, Viešpatie, ir atiduodam tai į tavo rankas, meldžiam tavo pagalbos per Jėzų Kristų. Amen.